Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš Italijos kurorto Čirvinio. Na ką, pradėsim treniruotę šitokioj gražioj kalnų apsupty. Pradedam nuo apšilimo, stojam ant 4, delnai po pečiais, keliai po klubais, padarom katiną, prajudinam visus stuburo slankstelius, įkvepiam, iškvepiam. Padarom vos 6 kartus, tiek ir užtenka, kad išjudintumėm stuburo tarp slankstelinius diskus. Ir tada iš piktos katės leidžiam dubenį ant kulnų, einam į kūdikio pozą ir tada pro apačią iš aukštyn galvą padėtį. Ir tada grįžtam atgal. Ir vėl į piktą katę, gera katė. Pikta katė, dubuo ant kulnų, pro apačią neriam iš aukštyn galvą padėtį, pečiai atgal, sėdmuo sutrauktas, laikomas ant pilvo apačios, bet ne ant rankų. Ir tada vėl čiuožiam atgal, vėl pikta katė, gera katė, pikta katė, dubuo ant kulnų ir keliaujam. Ir vėl grįžtam. Pikta katė, gera katė, pikta katė, dubuo ant kulnų, šuo aukštyn galvą padėtis, dubuo ant kulnų, pikta katė, gera katė. Paskutinis kartas, pikta katė, dubuo ant kulnų, šuo aukštyn galvą padėtis, sėdmuo sutrauktas, pečiai atgal, dubenį stumiam atgal, pikta katė, gera katė. Gerai, stojam į įtupstą, galinės kojos sėdmenį stipriai sutraukiam, rankas tiesinam atgal už ausų ir grįžtam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Kaip gera, koks gaivus oras. Tai jeigu sportuojate iš namų, dauguma taip ir yra, tai būtinai išeikit pasivaikščioti į gamtą, į miškus. Keičiam. Padarom maždaug 10 kartų. Dubenį stumiam. Nieko tokio, kad kelis išeina į priekį, tai ne įtupstas, ne pritupimas. Galinės kojas sėdmenį įtempiam, pajaučiam tempimą kirkšny, šlauny. Rankas iš už nugaros, prasiražom, ištempiam krūtinę. Gerai, ištiesinam priekinę koją, vėl rankas aukštyn ir tada su iškvėpimu leidžiamės link pėdos. Ir vėl grįžtam. Vėl nepamirštam rankas iš už nugaros ištiesinti. Visą laik kvėpuojam. Jeigu net randam laiko dienoje kvėpavimo pratimams, tai kodėl nepaderinus juos su kineziterapijos ar funkcinės treniruotės pratimais? Dviguba nauda ir judesys, ir kvėpavimas. Gerai, keičiam. Saulė šviečia, žiema, bet taip šilta, gera. Judesys irgi labai kūną sušildo. Rankas iš už nugaros, tiesias laiko. Gerai, ir dar trūksta mums klubų rotacijos. Kojas sulenktas ganėtinai plačiai ir leidžiam kelius į vieną pusę į kitą pusę. Taip. Ganėtinai plačiai, kad keliai turėtų vietos, kur pilnai nusileisti ant žemės. Šiandien darysim pilvo presui, ypatingai akcentuosim pilvo apatinę dalį, kadangi labai sunku ją suaktyvinti
Tai šiandien va ta užduotis mūsų ir bus. Pradėsim, pirmas pratimas bus įstrižiniam pilvo raumenim, nepainiojam, bet jau toliau sekantis stengsimės aktyvuoti apatinę pilvo preso dalį. Kadangi ją labai sunkus aktyvinti, labai dažnai nugaros raumenis kompensuoja, todėl pasistengkit jausti kūną, kas dirba to pratimo metu ir jeigu jaučiasi nugara, aš pasakysiu, kokį palengvinimą duoti. Ką, gerai, pradėsiu nuo twisto pratimo. Galit turėti svorį, galit laikyti įsivaizduojamą svorį. Pamatysit, ir be svorio yra ganėtinai sunku. Tai kojas bus sulenktos, gali būti nuleistos, gali būti pakeltos, gali pamisuoti, ištiesinam rankas, atsilošiam atgal, suaktyvinam pilvo presą ir sukamės į vieną pusę, į kitą pusę. Rankos tiesios, sukamės apie savo stuburo ašį ir padarom po 15 kartų. Galim pakelti kojas. Galim vėl nuleisti. Dar 10 kartų. Atsilošiam. Nugarą laikom tiesią, o pilvą sutrauktą. Gerai, gulsim ant nugaros, rankos bus prie smilkinių, prie ausų, tik ne už galvos. Pakelsim vieną koją ir tada liesim su alkūne. Ir tada pakeisim. Gerai, padarysim vėl po 15 kartų. Kvėpam. Vėl pilvą sutraukiam, nugarą spaudžiam žemyn. Kūną tik tais nuleidžiam ant žemę, mes tik paliečiam žemę ir tada keliam. Pilnai kojas atpalaiduoti nereikia. Jeigu yra per lengva, tiesinkit koją palei žemę. Sekantis pratimas bus vabalo pratimas, bet dirbsime tik kojom. Mūsų tikslas yra šiandien apatinis pilvo presas. Sekantis pratimas bus vabalas. Gulam ant nugaros, prispaudžiam nugarą. Dabar jaudinsim tik tais kojas. Tiesinam jas palei žemę ir padarom po 10 kartų. Nugara prispausta. Jeigu nepatogu, galite rankas nuleisti. Tik labai nesiremkit į grindis. Galite jas tiesiog paguldyti atpalaiduotas. Na va, pusę jau turim. Jeigu jaučiasi nugara, leiskit kojas sulenktas, kaip darėm pratimą prieš tai. Nugarą spaudžiam, pilvą spaudžiam, pasižiūrim, ar pilvas plokščias, ar nesidaro palapinė iš pilvo. Nėra gerai. Rodo, kad nedirba gilieji pilvo raumenis. Liuks. Gerai, pakeliam dubenį. Rankas dabar pakišam po dubeniu. Pakeliam kojas. Jos tiesios tiek, kiek yra patogu. Nereikia tempti hamstringų. Ir dabar leisim kojas žemyn. Ir su iškvėpimu keliam aukštyn.
Jeigu per lengva, tiesinkit kojas. Jeigu per sunku, sulenkit jas dar labiau ir neleiskit kojų taip žemai. Rankos padeda išlaikyti dubens ir nugaros apačios neutralią padėtį, todėl būtinai laikykit po dubeniu. Neskubėkit kojų nuleisti, pakelti galite greičiau, bet nuleidimas turi būti ganėtinai kontroliuotas, tolygus. Gerai. Dabar darysim aukštą lentą. Delnai po pečiais, kojas tiesios ir lenksim kojas po pilvu pakaitom vieną kitą. Ir lenkiam. Po 10 kartų kiekviena koja. Nusileidžiam, įkvepiam, iškvepiam, darysim žemą lentą ir kelsim vieną koją po kitos. Nuleidžiam delnus ir kelsim koją. Vėl po 10. Išlaikykit klubus vienam aukštyje, aukštai kojas nekelkit. Pečius traukit link klubų, toliau nuo ausų. Kvėpuojam. Ir paskutinis pratimas šitoj serijai. Vėl grįšim į padėtį ant nugaros. Pakeliam klubus, rankas suvedam. Pakeliam kojas ir dabar kelsim dubenį aukštyn. Nedidelę amplitudę ir vėl su iškvėpimu. Svarbu dubens nenumesti, o nuleisti gražiai. Kvepiam. Padarom 15 kartų. Dar 3, dar 2 ir paskutinis. Liuks. Na ką, tai buvo mūsų pirma serija, padarysim antrą. Stengiamės daryti be didesnių pertraukėlių, bet žiūrėkit pagal save, jeigu reikia, atsigerkit vandens, atsikvėpkit ir tęskite pratimus. Gerai, pradedam iš naujo. Kojas sulenkiam, plačiai, pėdas nuleistas arba pakeltas. Ištiesinam rankas, atsilošiam atgal, pilvą sutraukiam ir rotuojam į vieną pusę, į kitą pusę po 15 kartų. Iš praktikos galiu pasakyti, kad antra serija yra lengvesnė, nes kūnas jau apšilęs, raumenys susiaktyvavę, organizmas ir nervų sistema susipažino su judesiais. Tiesą sakant, jau atlieku gal kokią 5 ar 6 seriją, nes reikėjo daugybę kartų perfilmuoti, nes ar šešėlis krito, ar išsikrovė kamera, ar kortelė prisipildė. Tai šiandien būsiu labai daug kartų pasportavusi. Būna. Straukiam pilvą.
tai reikės nueiti į kokį spa. Man po tokios 5 kartus intensyvesnės treniruotės. Nepamirškit palepinti ir jūs save. Super. Gerai. Dabar rotacijos su kojų judesiais. Pakeliam vieną koją, įkvepiam, pasiekiam su alkūne ir keičiam. Po 15. Kita alkūnė nusileidžia ant žemės. Palieskit būtinai žemę. Iškvepiam. Liuks vabalas, rankas aukštyn arba nuleistas apačion, bet visiškai atpalaiduotas, kojas sulenktos pakeltos, nugarą paspaudžiam žemyn, pilvą plokščią išlaikom ir padarom po 10 kartų. Nugarą spaudžiam. Pilvą spaudžiam. Jeigu jaučias nugara, leiskit sulenktą koją žemyn, palieskite kulnu, kaip darėme pratime prieš taip. Ir nebūtina nuleisti koją žemyn. Svarbiausia, nugarą išlaikyti prispaustą. Jau turim daugiau nei pusę. Ar prisimenat sekantį pratimą, jau galim po truputėlį ruoštis. Pakišim rankas po dubeliu. Pakelsim kojas tiesias kiek patogu ir leidžiam 15 kartų žemyn. Sunkiausia treniruotės dalis, tai truputėlį pakenčiam. Padarom. Iškvėpimas viršui. Ruošiamės kitam pratimui. Bus aukšta lenta, žema lenta. Iškvėpiam viršui. Ir paskutinis. Liuks gerai. Su lenta lenkiam kojas po pilvu, stengiamės išlaikyti klubus vienam aukštyje ir su iškvėpimu po 10 kartų. Lentos man visai yra iššūkis. Įkvepiam, iškvepiam. Žema lenta, keliam kojas. Žvilgsnis žemyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tęsiam. Nuleidžiam kelius, gulam ant nugaros ir kelsim dubenį aukštyn. Vos keletą centimetrų. Pakeliam kojas, įkvepiam, iškvepiam. Iš kvėpavimo galit suprast, kad sunku ir man. Nagi, vos 15 kartų. Stenkitės galvos net lošti, smakrą nuleisti žemyn. Jeigu atsilošia, kartais tai gali būti laikysenos problema.
pasidėkit pagalvėlę po galvą. Beliko 3, 2 ir 1. Gerai, dabar dirbsim su šoninė raumenų grandinė ir nugarinė raumenų grandinė, nes dabar labai daug dirbam priekiniai raumenų grandinė, ypač apatiniai pilvo daliai. Tai dabar gulsim ant nugaros, viena koja tiesi, kita sulenkta ir kelsim klubus ir tiesinsim tiesią koją aukštyn į lubas arba dangų. Padarom po 12 kartų. Įsiruošiam ir atreminės kojas kūnas, spaudžiam žemyn, dubenį keliam aukštyn, iškvėpimas viršui. Ir dar 2. Gerai, kitą pusę. Taip ne tik stiprinsim užpakalinę raumenų dalį, bet ir pratempsime ją. Rankos nuleistas, bet stengiamės nesiremti per daug į grindis, tegul visą darbą atlieka klubai. Jeigu per sunku, galite abi kojas nuleisti ant grindų ir kelti dubenį abiem kojam ant žemės. Visos kitos. Padarom. Na ir dar vieną. Liuks. Gerai. Dabar padarysim šoninę lentą. Šoninė lenta, kaip visai, gali būti įvairių variacijų. Apatinė koja sulenkta, abidvi kojas sulenktos, arba abidvi kojas tiesios, sunkiausia variacija. Alkūnė po pečiu ir delnas spaudžiasi žemyn. Pilvas traukiam, sėdmenis traukiam ir dabar leisim klubus ir kelsim aukštyn. Stenkitės nesugriūti į petį. Gerai. Įsirašėm. Įkvėpam ir su iškvėpimu kylam. 12 kartų. Žiūrim į priekį, ne į kojas. Gerai. Kita pusė. Alkūnė po pečiu. Delną spaudžiam žemyn ir įsitikinkit, kad kūnas yra tiesioj linijoj. Neatkiškit dubens atgal. Gulsim ant pilvo, strauksim pilvą ir kelsim priešingą ranką koją po 10 kartų kiekviena pusė. Žvilgsnis žemyn, pėdos į save, pilvas sėdmuo sutrauktas. Ištiesinam ir su iškvėpimu keliam. Netempkit peties link ausies, kaip tik tempkit prie klubo. Ir tada aukštyn. Super. Na ką, liko tik šitas gabaliukas dar vieną kartą. Gerai, gulam ant nugaros. Viena koja tiesi, kita sulenkta. Keliam klubus. 12 kartų. Atraminės kojas kulna žemyn. Smakras žemyn, neatoškit galvos.
visus pratimus padarysim be sustojimo. Keičiam koją iš karto ir iškvepiam viršui. Pėdą tiesios kojas į save. Taip pratemsim geriau užpakalinę raumenų grandinę. Atsiremiam į apatinę koją. Spaudžiam ją žemyn. Dar porą kartų. Labai žema, šoninė žema lenta. Abi kojos sulenktos, arba apatinė sulenkta, arba abi tiesios. Kita ranka, kur patogu. 12 kartų. Šaunuolės penas, keičiam pusės ir kylam. Su iškvėpimu nebedaug liko. Nors ir žiema, bet labai karšta. Judesys ir intensyvumas labai kaitina kūną. Ir paskutinis pratimas. Ant pilvo gulam. Keliam aukštyn ranką, koją. Po 10 kartų. Nu ką, panas, gerai pavarėm šiandien. Susitiksim kitą kartą. Nežinau kur, nežinau kokioje šaly, bet sportuosim. Kur bebūtumėm. Iki.